Daug draugių mane atkalbinėjo, bet nusprendžiau pasikreipti į miego specialistę. Vakar, kad Nika nenorėjo užmigti savo senuoju būdu su krūtimi. Galvoju, tai gal pabandom pagal tą metodiką, kurią man pasiūlė, nes vis tiek medžiagos gavom labai daug, jau žinome, nuo ko reikia pradėti, ką reikia daryti, kokie yra žingsniai, jau ir pasiruošėm. Na ir kažkaip vakar bandėm ir pavyko. Ir šiandien naktį kėliausi tik 3 kartus. Ir lygiai taip pat 3 kartus pati savarankiškai Nika ir užmiginėja be mano pagalbos. Šiandien drąsiai galiu sakyti, kad rytas yra labas. Visiškai netikėjau, kad taip gali būti. Tikrai galvojau, kad bus daug sunkiau. Su vyru kartu, su jo pagalba. Dirbom vakar kaip komanda. Bet iš tikrųjų pavyko ją užmigdyti ir be jokios aktyvios pagalbos, tai yra be supimo, be maitinimo krūtimi, be buteliuko, be čiauptuko. Šiandien turėsime dar video skambutį su mūsų miego specialiste. Kas yra labai faina, kad jinai iki mūsų susitikimo labai daug pateikė informacijos, kaip reikia pasiruošti mokymams, kaip paruošti kambarį, kaip paruošti vaiką, kaip pasiruošti patiems, kokios turi būti kitos sąlygos, kad gerai užmigtų vaikas ir panašiai. Labai daug gavom informacijos, kaip reikia tinkamai pasiruošti.